Sveikučiai. Aš radau vieną skaidrę iš to garsiojo susitikimo, tai yra netaip pateikiama. Tas krašto apsaugos ministerijos susitikimas, tai yra tikras kamo maištas prieš vyriausybę, prieš valdančią koaliciją. Iš vienos skaidrės galima matyti. Ir buvo pateikiama, kad čia 6 influenceriai išsikviesti. Taip, tenais yra minima, kad reikia kasdieną daryti spaudimą, bet tie blogeriai, influenceriai neina visiškai pirmų numerių. Pirmų numerių eina santrauka, kurios neišsiaiškinau, kita santrauka strateginės komunikacijos departamentas, kariuomenės liktais. Ir tada eina KASP, krašto apsaugos savanorių pajėgos, ir yra dar Šaulių sąjunga eina, nekinetinės pajėgos. Daryti kasdieną spaudimą, tai mes žinome, kai atsiranda labai daug trolių internete, Facebook'e su šmeižikiškais visokiais komentarais. Tai čia matyt apie tai eina kalba. Strateginė komunikacija, tai kas ten prasidėtų, visokius pradėtų samdyti karo specialistus, kasdieną straipsniai. Vienu žodžiu, būtų trukdoma vyriausybei dirbti. Reiškia, vyriausybės dalis, krašto apsaugos ministras, su jam kažkaip tai nėra jam pavaldyta kariuomenė, bet ten kažkaip tai jo įtakoj su visa šita šaika trukdytų premjerui ir kitiem ministram dirbti. Toliau vardijamos ministerijos. Ir išskirta finansų ministerija, ne FM parašyta, o FinMin išskirta. Ant tokių labai prastų skaidrių matosi, kad vyras rašė. Aš iš viso įtariu Godliauską, man labai panašu, kažkaip jį, nežinau, neturiu įrodymų, bet čia ne Šakalienė rašė. Naudojamos tokios santraupos, kur žmogus seniai sistemoje santraupomis šneka. Tai ministerijos į santraukas suvarytos SM, aš ilgai dar galvau, kas tas SM, tai čia susisiekimo ministerija. Šitom visom ministerijom daryti įtaką spaudimą ir siekti 5,6% reikia siekti, pasirodo. Dėl to čia jinai taip draskėsi. 5,6% reikia siekti. Ir reikia pradėti nuo 9 dienos, taip įdomiai parašyta, nuo 09D. Kas tai prašo? Nuo 09, nesu mačias. 9 diena, tai rašusi be 0. Nuo 09D. Ir plinta tokia skaidrė. Vadinasi, krašto apsaugos ministerija su kariuomenė sukilo prieš vyriausybę, valdančią koaliciją ir kovos. Ir dabar, kai atleista ministrė Šakalienė, su visa komanda atleista. Bet kadangi nėra naujam ministrui kaip persiplėšti, tai jis į Godliauską pasamdė. Faktinis ministras gal pabus, taip, viceministras patirties turi. Tai čia tiesiog buvo maištas vienos iš ministerijų prieš vyriausybę. Ir dabar visi rašo, kad jau Byvis Tešlagalvis kažkaip labai liūdnai pradeda atrodyti. Dabar dėl tų tariamų balionų čia išsiųsta nota, tai mūsų vadina Baltarusija sumotšečija, tai tų net įrodymų nėra, kad ten tie balionai. Aš nematau jokios medžiagos pateiktų, kokios nors įrodymus, tai turi ir su gyventojais komunikuoti. Ir žmonės, kur strigo uostuose, laukia atsakymų, vėl su taksi iš Rygos važinėjo visi. Tai jeigu įskrenda kovinis dronas, tai yra kaip karo veiksmas, tai tada ir nepriklauso atmokėti, bet kai neuždaro oro erdvės, priklauso atmokėti žalą. Tai yra teisiniai momentai iš tikrųjų. Ir dar labai didelis klausimas, meteorologiniai balionai skrenda 20 km aukštyje. Tačiau visi tranzitiniai lėktuvai, visi laisviausiai skrido, kai kurie net numetė aukštį pabrėžtinai ties Vilniaus oro uostu. Vienas tranzitinis numetė aukštį iki 10 000 specialiai, parodyt, kad jisai nieko nebijo. Nors jie dažniausiai tranzitų praskrenda 33-37 tūkstančiai pėdų. Tai yra apie 10-12 km. Visi iki 3 km numetė, užsiregistravo ir nuskrido. Tai jisai tarsi pasišaipė, kad nėra jokių objektų. Aš nusimetu aukštį ir skrendu ir jūs man po barabanu. Kitas dalykas, gal kai ukanota, kai ruduo, gal smagiau apačioj skrist, nežinau, matyt geriau matosi. Tai tokį mes momentą pastebėjom su aviacijos entuziastais, kad vienas tranzitinis ties Vilniaus oro uostų specialiai praskrido 10 000 pėdų aukštyje, kas yra apie 3 km. Tai yra labai žemai.
aš vieną objektą medininkuose radau, rašo su klaustuku. Tai ne autobusas, tai ne automobilis, avio radarai su satelitais ieško avio objektų. Tai skraidantis objektas ant žemės, neaišku kas. Tai medininkuose iš viso palei sieną. Vienas buvo. Aš spėju, kad buvo kovinis dronas, jis buvo nukautas, greičiausiai nukovė baltarusai. Dabar už tai, kad baltarusiai saugo mus, jiems nota. Tai jie mus laiko nenormaliais ir išprotėjusiais. Tai va. Tai ką noriu pasakyti, kad Šakalienė iš tikrųjų prarado pasitikėjimą, jeigu ministerijoje organizuojami tokie maištai prieš vyriausybę, prieš visą vyriausybę, būtų prasidėjusi kampanija per visus laikraščius, ten šauliai, savanoriai, tai šauliai savanoriai tai komentarais užpiltų, apipiltų visur, Facebook'e nuo ryto iki vakaro sėdėtų, jie tą sugeba. Kas ten dar parašyta buvo? Ten spausti tą, spausti ten koaliciją, ten daryti tą, spausti 5 ministrus. Finmin būtinai, tai paėmė ir atėmė visus tas pinigus ir atidavė Finmin, kad nespaustų. Tai baisus dalykai, kai ne pagal konstituciją prezidentas paskiria 3 ministrus, tai jie paskui nebežino, kaip išsidirbinėti. Gerai, kad tas dar energetikos ministras ten tas visas krizes dabar jau bando suvaldyti, ten su ta energetika visa. Tai labai gerai. Nes kai prezidentas užsispyrė būtent Vaičiūno, tai jisai kažką nuslėpė kažkokias tai labai didelės problemas, kad turime labai didelių problemų. Tai tiek.